Manoma pribėgti prie ugnies? Kiek įmanoma pribėgi, o kai karšta nebebėgi, pili vandenį. Kartais ir vandens nedapili iki galo jau su tuo kibiru, nes karšta pasidaro. Rodydamas tvarščius ant rankų ir ant galvos, Alius pasakoja. Gesindamas kaimyno namą nespėjo atsitraukti, kai staiga pajuto smūgį iš nugaros. Kai staiga ėmė nuo karščio svilti rankos. Galvai kliuvo daugiausia. Kas nutiko? Alius suprato tik vėliau, jau išvežtas į ligoninę. Ant jo užkrito gaisro neatlaikiusi plytinio priestato siena. Įkaitusios plytos prispaudė Alių prie žemės. Pirmiausia, man buvo tokia mintis, kad pirmiausia, kuo greičiau iš to pragaro atstoti, išliaužti. Taip praktiškai Jūs kalbate realiai, tai yra pragaras, bet tuo metu tą akimirką, tą sekundę, tai yra pragaras? Ta akimirka kažkas, aš nesuvokiau, kas užgriuvo kažkas, ar sprogo kažkas, aš nežinau, tik paskui kažkaip išbėgęs pažiūrėjau, kad plytų krūva. Aš buvau užgriuvusi. Aišku, visus neužgriuvau, gal tai dalis. Jūs sakote, aš tuo metu turėjau mintį, kad kuo greičiau išeiti iš to pragaro. Tai realiai tuo metu tai yra toks jausmas, kad jūs patekote į pragarą? Kažkas panašaus, nes karštis toks ir trenksmas buvo. Smūgis į galvą. Ką reiškia išgyventi po šitokių gaisro liepsnų? Ką reiškia vėl iš naujo stotis ant kojų, netekus namų? Ta vargorą atsimena netgi seniausi šiandieniniai Švėkšnos gyventojai. Matome 1925-aisiais darytas nuotraukas. Prieš 80 metų nusiaubęs didžiąją miestelio dalį gaisras buvo pavadintas Didžiuoju. Be pastogės tuosyk Švėkšnoje liko tiek žydų, tiek lietuvių šeimos. Pagalba tuosyk siūlė visa apskritis. Žmonės rinko aukas ir dalijo, kaip rodo senieji dokumentai, visiems po lygiai. Ar tik nepanašų vaizdą matome ir šiandien? Sulyginkime 1925 nuotrauką ir tai, kas liko Švėkšnoje po šio trečiadienio. Švėkšnos seniūnas patikina, taip, tuosyk gaisras kilo beveik toje pačioje vietoje, kaip ir dabar. Ir beje, kaip ir tada, dabar daug gerų žmonių. Pagalbos skambučių jau ne vienas. Tie žmonės, kurie skambina, ar ne? Tai skambina iš toli, iš Vilniaus, Ne, iš Švėkšnos. Man tai praktiškai čia buvo tik poro skambučių iš Šilutės, vienas iš Vilniaus, vienas, o taip vietiniai. Švėkšniškai skambina. Ir ką jie sako? Ką jie po... Kur galima aukas atnešti, pinigų siūlo patalinės, apvilktos jau viską paruoštos, baldus siūlo. Žmonės pasiryžę dalintis tuo, kad turi, kad... Jo, pasiryžę ir gan stipriai pasiryžę dalintis. Tai ta formulė, kad kai kaimyno namas dega, lietuvių didžiausias džiaugsmas, ko gero Švėkšnai nepasitikrina. Gal ne tik vien Švėkšnai, bet mūsų tam žemaitiškam krašte gal kitaip į tą žiūri, nes čia kiekvienas, aš taip galvoju, pervertina per savo kailį. O gal man rytoj? O ką čia žinosi? Čia su Dievuliu sutarties neturi. Čia nežinai, kaip gali tas likimas pasisukti. Laimonas. Dabar po gaisro gali džiaugtis nebent tuo, kad jo šeimos, svarbiausia 1 metų dukrelės Lukos, ugnis nesužeidė. Jie spėjo pabėgti iš namų, kai išgirdo artėjančios ugnies garsą. Dar bandė kaimynams gelbstint išsinešti keletą baldų. Apie tą dalyką aš negaliu papasakoti, tą dalyką negalvoju, nejaučiu iš tikrųjų. Bet mums sako, kad buvo beprotiškas karštis ir čia šitoj gatvėje ir ypač tarp tų namų, kad siautė didžiulis vėjas ir didžiulės liepsnos. Tai nori pasakyti, kad tu visame tame vaikščiojai ir net nejautai temperatūros? Negaliu pasakyti, neatsimenu. Man buvo jau, kaip sakant, aš nežinau, kaip pasakyti. Stresas, įniršis ar kaip, nežinau. Ir man nieką aš negalėjau pajausti, aš negalvoju apie tą dalyką. Štai ką Laimonui pavyko išnešti iš gaisro. Išgelbėti tik dukters Lukos rūbeliai, užuolaidos ir kelios apsivilės striukės. Visa kita, indai, baldai, kad ir buvo išnešti į gatvę, jie suiro nuo karščio ir vandens, kuriuo buvo gesinamos liepsnos.
Šiandien kaip tik gimtadienis vaiko? Mes planavom šiandien daryti gimtadienį. Mes tai buvom nuplanavę. Jau šiandien daryti gimtadienį. Bet gimtadienis toks. Gimtadienio liepsnas. Prisiminti ką. 5 gyvenamieji namai sudegė. Sudegė ūkiniai pastatai, šienas, malkos, 11 šeimų nukentėjo. Laimono šeima ir dar 6 šeimos liko be stogo virš galvos. Jų namų nepavyko išgelbėti. Kad ir kiek vandens išpylė ugniagesiai. Dauguma žmonių iš gaisro išgelbėti galėjo tik svarbiausius dokumentus ir vieną kitą rūbą. Liepsnose žuvo ir čia gyvenusi moteris. Gaisrui prasidėjus, jos namų duris buvo užrakintos. Kaimynai ieškojo jos panikos apimtoje minioje. Kai nerado, išlaužti namų duris buvo per vėlu. Visas skendėjo ugnyje. Štai šiame kieme prasidėjo ugnis. Jo šeimininkai, 4 vaikus auginantys ūkininkai Virginijus ir Virginija Orlos, nekalbus. Sunku kalbėti, kai iš tavo kiemo kilusi ugnis pridarė tiek bėdos. Jiem, kad būtų iš mūsų buvę, jiem padegė, mūsų nei vieno namuose nebuvo. Jeigu aš būčiau namuose, aš būčiau puolus toj pas kaimynų, puolus į gaisrį nepaskambinus, būtumėm gesinę kažką dar, juk aš nebūčiau stovėjus ir žiūrėjus, juk aš turiu protą. Žodžiu, vienos ašaros. Nu, ką padarysi po tokios nelaimės, kas ar juoktis reikėtų? Nėra iš ko juoktis. Sekmadienį išvažiavom pas mamą, aplankėm, parvažiavom, viskas tvarkingai, viskas gerai, sakom, džiaugiamės čia. Planavom ateitis, visokias galvojom, ką čia pirkti, ką čia statyti. O ką planavot, ką galvojot pirkti? Viskas sužlugo, dabar nieko nebegalvojam, galvojam, kaip tik atsistatyti, kuo greičiau viską sutvarkyti. Juk čia tokia šiukšlyną dabar nelaikysi, vidury miestą viską reikia išvalyti, sutvarkyti. Gandų apie gaisro priežastis daug, bet aiškaus atsakymo dar nėra. Orlos tik pasakoja, jei tuo metu bent kuris būtų buvęs namuose, būtų pastebėjęs gaisrą ir puolęs gesinti. Dabar jų troba liko sveika, sudegė ūkiniai pastatai, o stiprus vėjas ugnį nunešė į kaimynų trobas. Gaisro ir darbų nukamuotas, Virginijus Orla išties atrodo labai nuvargęs. Kaip atsiprašyti kaimynų, kaip jiems pagelbėti, kaip sumažinti jų nuostolius. Pats savęs klausė Virginijus. Aš atsiprašau visų iš pat pirmos dienų, sakau, geriau man turbūt nudegus, negu kaimynų būt nudegus. Geriau man nudegus. Kaip kad aš basas būčiau liks, bet ani, kaip sakant, o ką padarys, kad taip šiandien. Priešingai. Ugnies nepareguliuosi. Nežinau, kaip toliau pasakyti. Manau, pasakysite tą patį. Sunkiausia matyti senus žmonės per gaisrą netekusius namų. Ir panašu, kad be jūsų pagalbos jie niekada nebeturėtų vilties vėl kada nors apsigyventi savuose namuose. Tikrai ačiū Jums už Jūsų gerumą. Matome, kokia suma jau yra paaukota nukentėjusiems žmonėms. Ir labai džiaugiuosi, kad akcija tęsiasi ir toliau. Ji vyks visą šią savaitę, jos trumpasis numeris 1675. O toliau srovėse. Persikelkime iš Švėkšnos į Vidurio Lietuvą.